Dažniausiai tie paskutiniai vizitai turi būti atliekami vienu metu labai netoli vienas nuo kito. Ką turiu omeny, jei keliamas sąkandis, tu negali pakelti vieno danties. Tu turi arba vieną žandikaulį daryti vieną dieną, jei protezuosi, tai jį pabaigti, pricementuoti pacientui naujus laminates, vainikėlius ir tada imtis apačios, bet tie vizitai yra ilgi. Mes galim, jei kalbėti apie laiko trukmę, tai įsivaizduoti, jei tai yra didelis darbas ir tai yra laminatės, visas viršutinis žandikaulis, aš dažniausiai pacientą visą dieną, tarkim, šlifuoju, matuoju ir atiduodu. Tai yra 3 ilgi vizitai, beveik po visą dieną arba dalinti į 2 pusdienius šalia vienas kito. Ir to pacientai bijo. Kai tą darome dažnai, turime tam tikrų strategijų, kaip palengvinti pacientui šį procesą. Darome pertraukas pacientui, smūčių užsakome, kad jis nebūtų nevalgęs. Galime seduoti, tai gydytoją anesteziologą pasikviesti ir jūs pamigdyti, tarkim, pusdienį galima pamigdyti pacientą. Ir ką jie sako po, tai iš karto po jie gal būna truputį pavargę, nes vizitai yra ilgi, nuskausminimo taip pat yra nemažai, kad mūsų procedūrų metu niekas neskaudėtų. Pokyčiai burnoje yra dideli, tai vis tiek kelios savaitės po turi įvykti adaptacija, turi pacientas priprasti. Bet visi kaip vienas, tarkim, jei protezavai tik tai viršutinį žandikaulį, apačią atstatei kraštelius, jau ateina pas tave tom apžiūrom, pasižiūrėti, kaip jam sekasi, atlikti naujas nuotraukas. Visi kaip vienas, po metų ir 2 sako, o jau dabar aš jau galėčiau ir antrą žandikaulį padaryti, jau ir apačią galėčiau protezuoti. Prisimenu, kad buvo ilgai, bet sako, jau galėčiau. Tai jau užmiršta, kad ten 1 mėnesį turėjo to diskomforto ir tarkim su laikinom laminatėm reikėjo pavaikščioti. Irgi jos gali tarp vizitų nuskilti, bet jūs skambinate, ateinate, mes pakoreguojame, nes mūsų tikslas ir yra, kad tą etapą, tą gydymo procesą tarp vizitų kuo sklandžiau, ramiau praeitume.